Sveiki atvykę į, nebejoju, tikrai lyderį kosmetikos gamyboje mūsų regione, visoje Lietuvoje ir tikiuosi Pabaltijoje, Cosmovei. Labai džiaugiuosi, kad Cosmovei jau turi ir kitą didesnę struktūrą, tai yra Cosmovei Group, ir mūsų daro jau net 5 įmonės. Taigi plečiamės visose įmanomose srityse, tačiau neišeidami iš savo ekspertinių ribų. Visos naujos įmonės, kurios yra Cosmovei Group, visos tiesiogiai susijusios su kosmetikos gamyba iki tobulumo. Šiuo metu mes esame įsikūrę Kauno rajone Piliuonos kaime bei Kauno rajone Rokuose. Mūsų tikslas ambicingas – būti lyderiaujančių kosmetikos gamintojų visame pasaulyje. Taigi Kauno rajone pagaminti kosmetikos produktai jau išvyksta į tokias šalis kaip Danija, Švedija, Vokietija, Amerika. Daugiau negu 70% mūsų pagaminamos produkcijos iškeliauja iš Lietuvos. Džiaugiamės, kad kūrėme naujas darbo vietas Kauno rajone, kad prisidedame prie įvairių iniciatyvų šiame regione ir taip didiname Kauno rajono populiarumą. Mūsų bandymas įsitvirtinti Kauno rajone tikrai stiprėja ir mes bandome plėstis netgi per skirtingus rajonus. Labai džiaugiamės, kad skatiname verslo vystymą, skatiname ne tik verslo vystymą, bet ir kviečiame jaunas šeimas kurtis rajonuose ir mėgautis nuostabia gamta bei labai artimu atstumu iki Kauno centro. Tačiau manau, kad nesvarbu, esi moteris ar vyras, iššūkiai versle yra tokie pat. Reikia daug drąsos, pasitikėjimo savimi ir nuolatinio mokymosi ir neatsipalaidavimo. Kitaip sakant, disciplinos. Jeigu nori būti sėkmingas ir nesvarbu kurioje srityje, tikiu, kad privalo užtekti laiko absoliučiai viskam. Taigi aš esu atsisakiusi naudoti teiginio, jog aš neturiu kam nors laiko. Aš turiu laiko viskam, kam noriu. Kiekvienai moteriai versle visų pirma linkiu išsaugoti savo moteriškumą ir nenorėti būti vyriškomis. Mums gamta davė labai daug savybių, kurios yra labai reikalingos versle ir kurių neturi vyrai. Taigi būkime moteriškos, svajokime drąsiai, o pildykime disciplinuotai.